Grįžkime į Lietuvą. Nardymo entuziastai besibaigiant metams tradiciškai panėrė į Platelių ežero dugną. Toks žygis surengtas jau 11 metus iš eilės. Anksčiau narai į ežero dugną nuleisdavo riestainiais puoštas kalėdų eglutes. Šį kartą buvo sumanyta po vandeniu surengti kalėdų senelio ir nykštukų paradą. Vis dėlto povandeninis kalėdų eglučių parkas pasipildė dar vienu medeliu. Maždaug 5 sprindžių eglutę, neįspėjęs kolegų, į Platelių ežero dugną nuleido girininkas. Tradiciškai entuziastai panerė į 6 metrų gylį. Vandens temperatūra Platelių ežere dabar siekia vos 2 laipsnius. Šiemet sudalyvavome 14 senelių ir nykštukų palaikymo grupė. Buvo aišku labai didelė, bet pačių nerinčių buvo 14, aš manau. Ledo nebuvo, ko gero, per mūsų visus šitos metus, kiek mes statome eglutes, 3 metai turbūt, kada nebuvo ledo. Vandens temperatūra iš tikrųjų nieko nesiskiria, ar yra ledas ar nėra, vis tiek tai buvo tik tai 2 laipsniai. Pakankamai ekstremalu.